Ką, sveiki kolegos, bendraminčiai. Vakar bandžiau išeiti pasivaikščioti ten, reiškias, laukelėje, bet nieko man nesigavo, žiauriai lyjo, tai susisukau ir namo. Šiandien su kolega atvažiavom į tokią vietikę mūsų seną, irgi paskambino, kad mums čia nukūlė, kad galit pasivaikščioti. Tai vat su leidimu ūkininko pasivaikščiosim. Ten paskui atsakysim į keletą klausimų, ten pas kažką iškylo dėl detektoriaus. Aišku, mes ne profai ten didžiausi, bet kažką tai gal patarsim. Na, kol kas tiek. Žiūrim, kad tai. Ten kolega mano vaikšto kaip visada šalia. Aš vaikščiau, buvo signalas. Šitoj vietoj, šitoj krūveliai. Dar nežinau, kas čia tokio buvo. Maždaug matau toje vietoj. Jeigu matysis kažkas. Nežinau, ar moneta, ar ten iš vis nieko toro. Čia pirštų rodo. Kaip ir sakau, ne moneta, bet nežinau, kas čia tokio. Kažkas metalas, kardos gabalas. Šiaip ten atklausinėja vienas vyrukas dėl ieškojimo laukų. Negalvokit, kad kiekvienam lauke jūs rasit monetų ar ten dar kažko tai. Būna taip, kad lauke, o tokiam dideliam lauke reikia išsirinkti šiukšlės, kad kažką tai rasti. Šiuo atveju aš dabar nefilmuoju gal kokių minučių 10, bet aš vien renku vien kamštelius ir vielą. Reikia turėti kantrybės. Kantrybės ir dar kartą kantrybės. Na, į ką rasim parodys. Na, štai, kaip ir sakiau. Kantrybės, tai va ten buvau, rinkau vielas. Praėjau keletą žingsnių. Ir buvo signalas gan neblogas. Ir čia guli, nežinau, kapeika bus, dar pažiūrėsim. Jo. Tai fokusuosiu. Geriau. Čia bus 3 kapeikas, pagal mane. 5 gražuolės. Ats per daug. 56 metų. Senesnis čia dar tas. Šiaip išlaikymas pats geras. Toksai vat. Ten kolega vaikšto toliau nuo manęs. Sakė, irgi rado kažkokių kapeikų. Na, toliau žiūrėsim, parodė. Tai pakvietė kolegą. Vaikšto jisai čia šalia manęs. Šitam skamba. Šitam gabalėlyje. Žemė matosi. Truputuką. O čia, jeigu pamatysit. Monetos. Arba moneta, arba... Ja, moneta. Moneta, kaip matau, sovietai. Irgi pusė bėdos. Senesni. Plus 3 kapeikas turbūt, ko gero. Ja. 45 labai gražiai matosi. Reikia tik pasivalyti ir bus gražus. Gražus daiktas į kolekciją. Tai va. Kol kas tiek, vaikštam toliau. Tai čia, kur aš radau prieš kolegą 5 kapeikas. Praėjau šalia. Ir vėl kažkas man iškrito.
Vokietukas. Gražiai, labai nepatrinsiu, čiut pavalysiu biškelį nedaug. Gal matysis geriau. Tai, sekundėlę. Štai, vienas feningas bus. Atitolint reikia, nesifokusuoja. Nu, matosi. Šitos vienas. Čia bus erelis su svastika. Svastika pačioj. Na, jie, kaip žinia, nelabai išsilaiko cinkuotos monetos. Na, šiek tiek matosi. Na ką, vaikštam toliau. Pavaikščius keletą minučių. Iškrito dar vienas. Pinigėlis. Čia bus irgi 3 kapeikas. 49 metų. Tokia. Ir kaip tik šalia, čia vat, netaliese, pas kolegą iškrito. Bandysim pažiūrėti, kas čia. 10 kopsų. Turbūt 10 kapeikių. Nelabai matosi. Tai. Taip biškį pavalysiu. Tai. Dabar gerai matosi. Metų. Dar nesimeto. Šešiasdešimt 64 metai. Panašiai. Čia mano, čia vat jo. Kažkaip fokusuojas nelabai. Nu, vienu žodžiu. Štai atėjau iš ten. Šalia palei. Jau. Ir čia nais kažkur, vat. Kažkas panašaus į monetą. Kapeika. Čia jau metai bus jaunesni, ko gero. 2 kapeikas. 61 metų. Štai tokias. Ten kolega vaikšto netoliese. Nu, bandysim. Na, štai. Aš vis dar čia. Kaip matot, vienoj vietoj sukuosi. Čia buvęs senas šulinys. Labai daug kamštelių, bet nu, iškrenta monetos. Tarp vėlų, tarp visko. Vat jinai moneta, o čia, jeigu pamatysim, bus, ko gero, irgi rusiška. Ja. Kiek matau, tai bus 15 kapeikų. Senesnių, vadinami kvadratai, ar kaip jis ten vadina. Reiškės išsilaikymas jos. Šiaip savo. Metai irgi nelabai matas. Tai aš kaip pavalysiu. Žodžiu, nieko gero iš jos. Bet, nu, kažkas matosi biškėlį nedaug, kad... Na, paskui išvalysim, parodysim. Kol kas tiek. Na ką, pervažiam kitą vietą, bandysim gyvai iškasti. Kolega žiūri. Signalas geras.
Aliuminio gabalas, dėl to taip skambėjo gražiai. Nu ką, pervažiavome su kolega jau į trečią lauką, nes visur nieko gero. O čia vaikštom, traktorius diskuoja lauką ir, nežinau, labai jau saulė šviečia. Nežinau, čia bus buratinka, ko gero. Čia bus buratinka. Vadina Jono Kazimiero solidas. Va, veidelis. Matosi šiek tiek. Toks. Tai pusiai. Kažkas matosi, kažkas ne, bet visai negyva. Tai va, toks daikčiukas. Ten kažkas šnekėjo, prašė patarti dėl detektorių. Reiškia, dėl tų detektorių tai yra taip. Siūlyčiau pradėti nuo pačio nesudėtingiausio, tai garė, pavyzdžiui, nuo siraskos. Nes yra tokių žmonių, kurie pavaikšto, nieko neranda. Kai ten kažkas rašo, vaikšto po laukus, renka tik vielas ir vinius. Ir jiem atsibosta, paprasčiausiai jie parduoda. O tie, kurie tikrai užsikabinę, tie, kurie nori tikrai tą dalyką daryti, tai jie tobulėja, perkasi kitus aparatus ir vaikšto ir ieško. Tai būtų tokie patarimai. Pradėti nuo paprasčiausio, kasti viską, kas papuola, kad aiškintis, kokie signalai, kaip skamba ir taip toliau. Kol kas tiek, jeigu ką, tai parodysim viską, ką šiandien prikasėm. Dar norėjau vieną, ten klausimėlis buvo, kaip geriau pasirinkti lauką, kuriame vaikščioti. Ale paprasčiau būtų, ką nors rasti. Na, atėję į lauką, visą laiką apsidairykite, ar yra šūkių, ar yra, reiškia, raudonų plytgalių, ar yra keramikos, ar yra pamatinių, daug akmenų visur voliojasi. Netgi būna tokios krūvos sudėtos. Tai daug ką padės jums, daug palengvins. Reiškia, kažkadaise buvo kažkokio gal gyvenvietė, gal namas, gal pastatymas, koks buvo senos sodybos. Nes yra daug visokių plytgalių, rudų plytų, tors ne raudonų plytų, ne rudų, tokių vat. Nu, vat senų. Ir keramikos yra. Reiškia, ten bus kažkokių daiktų. Apsidairykit visada, pasivaikščiokit ir bus aišku. Kol kas tiek. Pabaigai sagelė iškrito, lenkiška karinė. Nežinau, ar čia kas matysis. Nelabai fokusuojasi. O, geriau. Realis nelabai matosi. Pavargus aš. Plomba nukapota. Virtadalis plombas. Štai. Štai, vos matosi materialis. Sauselė, viską. Jau pavargus. Ką, mes į pabaigą, paskui reziumė parodysim, ką prikasim. Kol kas tiek. Taip, nu ką, kaip ir sakiau, mūsų reziumė šiandienas visai nieko gero. Taip, gal matysis geriau. Štai čia mano
Aš radau porą vaketukų, 4 savietus, palankstytas kažkokias, saga, viena saga tokia, kita tokia. Na, tokie atradinukai. Tai čia kolegos atradinukai, tai pritrauksim, pažiūrėsim. Kažkoks raktelis, netgi 2 euro centus rado laukia jau. 10 kopsų. 3, 30, 50, kem 6. Ir čia 50 kažkalinti saga, raktelis, vyriai. Na ką, šį kartą tiek, nežinau, kažką ten atsakėm į klausimus, kas neaišku, žiūrėsim, išsiaiškysim. Kol kas tiek, iki kito karto.